Galvoju, suku kiaušinius, kaip parketlentėm paruošti pagrindą. Klijų instrukcijai rašo, kad reikia pašiaušti pagrindą, nuvalyti dulkes, nuvalyti cemento tą pienelį viršutinį. Ir ką tik tobulą sprendimą radau. Šitas sprendimas yra tobulas. Nušveičia šudukus, dažus, kur prisitaškiau, ir akmenukus pašiaušia iki pat jų granito to. Neaišku, kiek diskelių prireiks, bet verta pabandyti taip. Ką? Ir plius galėsiu siurblį pasijungti, dulkę surinks. Tai čia iš vis kosmosas! Nes aš galvojau jungtis bulgarkę ir šveisti, bet grindis tai yra lygios. Čia nereikia deimantinio disko, čia reikia tik nuvalyti šudeliukus, šašiukus. Aš esu genijus. Visiškas genijus. Tai dabar tą pačią 4 valandą, kovo 15 dieną, vienintelis langelis, kur saulė šviečia pas mus į namus. Ir kalbėjom, kad mums kondiškės nereiks, tai iš tikrųjų nereiks jos čia, nes buvusiuose namuose taip pat būdavo saulė tik tais vakare, apie, vėlai. Ir niekada nėra mums prišildę namų daugiau 25 laipsnių, o mums 25 laipsniai yra komfortiška. Pavyzdžiui, turiu pažįstamų, kurių langai yra tik į pietus, į vakarus, arba į rytus ir pietus. Tai ten kosmosas. Kaip aš nekėdavom su tais žmonėm, tai kondiškė laikydavo ant makso ir tai numuždavo tik tais geriausiai atveju iki 25-26 laipsnių namuose. Aišku, didelės kvadratūros, bet vis tiek, pagalvoji, mes čia be kondiškės su tiek laipsnių gyvendavom. Tai aš tuose namuose įtariu, kad taip pat bus, nes vasarą, kai, aišku, nebuvo dar apšiltintos stogas, bet sienos buvo apšiltintos, tai nebuvo čia karšta statybose nei karto, visą laiką vėsų net buvo. Buvo čia man išmetę šitą kažkaip beždžionės garažą ir abliavimo stakles mačiau, Vevor reklamavo. Tai man tas žmogus taip pat gavo dovanų, ne dovanų, už reklamą. Ir kaip tik komentarą gavau apie tai, apie purkštuvą, kad o tai dabar šį atidirbinėja. Ai ne, Robertai, dabar tai šį atidirbinėja. Žmogus biški paverkė. Ir niekada tavęs makyta nerems ar kažkaip panašiai. Tai aš ne apie tai. Aš apie tai, kad man net privačiai buvo parašę, kad Robertai, kiek tau moka makyta? Dėl to ir pasakau, kad man nemoka. Ir tai nėra reklama. O dėl purkštuvo, tai man atidirbinėti nereikia už jį, nes užteko vieną kartą, tik tais buvo prašyta vieną kartą YouTube'ai pasidalinti ir viskas. O žmona, tai yra Vilė, pasidalino Reelsuose dėl to, kad turėtų ką turinio kurti. Ir Facebook'e visai ten įsijautė žmonės į tą turinį apie tą purkštuvą. Tai smagu daiktą gauti ir smagu dar ir kitiems žmonėms, kaip čia, parodyti, kad įmanoma kitaip dažyti sienos. Ir aš manau, kad tikrai po 5 metų labai maži objektai bus dažomi tik su voleliu, o visa kita su purkštuvu. Aišku, reiktų nusipirkti daug antgalių, tų, kurie purškia plačiau, siauriau, šitų, nes su vienu antgaliu gali didelius plotus dažyti. Bet, pavyzdžiui, kaip langokraščius, tokius siaurus, užuolaidų tuos, jau reiktų siauresnių, kur purškia antgalių nusipirkti. Žiūrėjau, jie po 20 eurų kainuoja, bet dėl vienų namų man pirktos antgalius kažkaip nematau prasmės. Bet kad galima reguliuoti plotį ir dažų tą, skersmenį, kaip čia, suprantat, kas esat bent kažkiek su dažai susidūrę ir dažymo, tai ir galima kiek nori, net ir 5 somus, 10 somų, 15, 20, tai tik reikia investuoti. O užteko, kaip ir sakiau, man vieną kartą pasidalinti YouTube'ai šituo dalyku
ir mano reklama buvo užskaityta, o dabar tiesiog jisai tas purkštuvas, aš jo vardo neminiu, to purkštuvo, tiesiog jisai kartu dabar su manim gyvena ir purškė tas sienas. Tai ir gaunas tolimesnė jau nemokama reklama, bet prašyta buvo tik vieną kartą pasidalinti. Kur pamatysit dabar artimiausiu metu YouTube'ai ir tik YouTube'ai, Vevor kompanijos kokį nors produktą, žinokit, kad tai yra reklama. Ir aš nesakau, kad tai blogas daiktas. Net labai geras daiktas. Kiek laiko sutaupo? Kosmosas. Kaip ir šitos garažo beždžionės to daikto norėčiau ablerkos, nes tikrai geras daiktas. Nu, tik tai žiūrėjau kainą biški tokia, nu, nemaža. 405 eurų tas ablevimo daiktas. Ir Robertai, kokio dar ablevimo? Oblevimo! Tai išbandžiau su siurbliu ir tobula, visiškai tobula. Kodėl aš anksčiau neišbandžiau to dalyko, nes kai siurbiau čia namus prieš kelias dienas visus, tai, nu, ten grandyt reikėjo su tuo šepečiu. Pasiėmus tą šlangą, tai į priekį atgal stumdai ir netraukia nieko. O čia akivaizdžiai vatos, kur nuvalo, išvalo iš vis, o čia su siurbliu net neišsiurbė, niekaip dulkių net iš tų tarpų. O čia su žirafa ir siurbliu tiesiog išvalo. Kosmosas, gyveni ir mokais. Tik aišku, ne su šimtiniais šitais diskeliais šlifuot, bet kosmosito kaip palengvina, pagreitina darbą. Jokių dulkių nėra, čia pilna ir čia nušveičia. Iki pat akmenukų viršaus. Pabandykim krosniukui. Aha, pasisukt kojas. Per aukštas. Na, dabar jau kažkaip geriau. Susukau aš tas kojelės. Žiūriu, kad man nepatinkant žemės padėtos sus kojelės. Atnešiu blokelio. Tai žiūriu, kad biški gal kažkiek per aukštai, bet labiau patinka nei ant žemės visiškai. Kai pakėliau aukščiau, nebetinka man 2x5 alkūnės. Galvoju, ką čia daryti. Tam yra replės, kad nužindyt varžtelius. Tai va, nužindžiau varžtelius ir jie atlaisvino šitą alkūnę, kuri reguliuojas, sukinėjas kaip nori. Ir tada vėl tinka šitie daiktai po 5 laipsnius į kaminą. Taip ir nesuprantu aš tų pardavėjų. Sakė, oro paėmimas 125, čia 110. Pamenu, kažką pirkau irgi. Jo, čia taip yra. Pysti po kurio laiko. Ne taip yra. Ten esu atsivedęs oro paėmimo prie kamino į kampą. Ir reikia atsivesti čia, pajungti. Oro paėmimo anga tokia. Ir visai ten sandariai taip gaunas. Yra tokie šepetėliai, kurie užsandarina. Šitos durelės taip pat su visai nieko tarpinio, tokia žiauriai plačia. Irgi turėtų būti sandariai. Nes iš pat pradžių su kokiu kiaušinius gal čia reiks sklendę kažkokią kaminą traukos reguliatorių statyti. Bet jeigu bus to židinio kaip šitos krosnelės sandarumas, tai tikrai nereiks, nes šitai irgi užsukai visus tuos, uždarai dureles, net užgesta, net nereikia jokio traukos reguliatoriaus. Reikia tikėtis, kad pateisins mūsų lūkesčius šitas metalinis daiktas ir nebus kiauras. Gal kažkam reikia kamino movo šitų alkūnių, šito vamzdžio, parašykit. Aišku, reiktų suplauti, bet pačiam metalui tai nieko. Krosnelės jau nebesiūlau, nes jau pardaviau aš ją. Nu, anksčiau laiko, bent jau prisižadėjo pirkti. O dėl kamino dar nesutarėm. Žiūriu taip, kaip reiks kaminą išvalyti, tai žiūriu, kad paprasta visai va.
įleist realiai galiu įleisti iki pat kamino, įkišti ranką su šepečiu ir viskas, ir bus pravalyta. Nes čia bus tik tais 20, 30, 60 somalkūnė, tai čia ir dar 5 laipsnių, tai čia įkiši šluotą, prakaišiusi ir bus va. O užsideda tokia malka, tokia lenta ir viskas. Va taip va, įsideda šitą malką ir nieko daugiau čia nepadarysi. Atsidarom, užsidarom. Buvo biški senesnis modelis šitos krosnelės, tai sakė, imdavo orą ir iš lauko, ir iš vidaus. Tai šitas ima tik iš lauko, jokio vidaus. Ir aš buvau nusižiūrėjęs kitokią nekampinę krosnelę, kuri būtų čia per vidurį stovėjus, židinį, kapsulę. Bet pasirodė šitas modelis, nes jam tik pusę metų šitą modelį ir kaina 100 eurų tik skyrėsi, tai dėl to pasimėm kampinį, nes anas buvo su oro padavimu iš lauko, ko mums reikėjo, bet to modelio nebuvo dar prieš pusmetį, iš vis prieš tada, kai kaminą mūrijau. Ir kai mums reikėjo, jis atsirado ir gerokai pigesnis ir kampinis. Na tai susigundėm. Nes taip, už štuką 200 su paėmimu iš lauko kampinių krosnelių nebuvo iš vis prieš metus laiko, tai pasvajok. Koks gražus vakaras, tai šiandien tiek.